Apaštalų 2:14. Tada stojo Petras su 11 ir pakėlęs balsą prabilo juos. Judėjos vyrai bei visi Jeruzalės gyventojai, tebūnie jums žinoma, įsidėmėkite mano žodžius. Šitie nėra, kaip jūs manote, prisigėrę, juk dabar vos 3 dienos valanda. Bet čia išsipildė, kas buvo pasakyta per pranašą Joelę. Paskutinėmis dienomis, sako Dievas, aš išliesiu savo dvasios kiekvienam kūnui ir jūsų sūnus bei dukteris pranašaus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o senieji sapnuos sapnus. Ir savo tarnams bei tarnaitėms tomis dienomis aš išliesiu savo dvasios ir jie pranašaus. Aš darysiu stebuklų aukštai danguje ir apačioje žemėje, parodysiu ženklų, kraujo, ugnies bei rūkstančių dūmų. Saulė pavirs tamsybė, o mėnulis krauju. Prieš ateinant didingai ir šlovingai viešpaties dienai. Ir kiekvienas, kuris šauksis viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Izraelio vyrai, klausykite šitų žodžių. Jėzų iš Nazareto, vyrą, Dievo jums patvirtinta galingais darbais, stebuklais ir ženklais, kuriuos per jį nuveikė Dievas tarp jūsų, kaip ir patys žinote. Jį iš ankstinių Dievo sprendimų bei numatymų atiduota. Jūs piktadarių rankomis nužudėte, prikaldami prie kryžiaus. Dievas jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties skausmų, nes buvo neįmanoma, kad jis liktų jos galioje. Juk Dovydas apie jį sako, aš visuomet matau viešpatį priešai save, jis mano dešinėje, kad aš nesviruočiau. Todėl džiūgavo mano širdis, krykštavo mano lūpos ir mano kūnas ilsėsi su viltimi, nes tu nepaliksi mano sielos pragare ir neduosi savo šventąją matyti supuvimo. Tu man atvėrei gyvenimo kelius ir pripildysi mane džiaugsmo prieš savo veidą. Vyrai broliai, norėčiau jums drąsiai pasakyti apie patriarchą Dovydą. Jis mirė, buvo palaidotas ir jo kapas tebėra pas mus iki šios dienos. Būdamas pranašas ir žinodamas, jog Dievas jam prisiekdamas pažadėjo, kad iš jo palikuonių pagal kūną pakils Kristus užimti jo sosto. Dovydas tai numatė ir kalbėjo apie Kristaus prisikėlimą, kad jo siela neliks pragare ir jo kūnas nematys supuvimo. Ta Jėzų Dievas prikėlė ir mes visi esame šito liudytojai. Dievo dešinės išaukštintas, jis gavo iš tėvo šventosios dvasios pažadą ir išliejo tai, ką dabar matote ir girdite. Juk ne Dovydas įžengė į dangų, jis pats kalba. Viešpats tarė mano viešpačiui, sėskis mano dešinėje, kol aš patiesiu tavo priešus, tarsi pakojai po tavo kojų. Tad tvirtai žinokite, visi Izraelio namai, Dievas padarė viešpačiu ir Kristumi tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote. Tie žodžiai vėrė jiems širdį ir jie klausė Petro bei kitų apaštalų, ką mums daryti, vyrai broliai. Petras jiems tarė, atgailaukite ir kiekvienas te pasikrikštyje Jėzaus Kristaus vardu, kad būtų atleistos jūsų nuodėmės ir jūs gausite šventosios dvasios dovaną. Juk jums skirtas pažadas, taip pat ir jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks viešpats mūsų Dievas. Dar daugeliu kitų žodžių jis liudijo ir ragino juos sakydamas, gelbėkitės iš šitos iškrypusios kartos, kurie mielai priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti ir tą dieną prisidėjo prie jų apie 3000 sielų. Amen. Pasimelskime. Dangiškasis Tėve, mes prašome, kad tu mums per savo žodį kalbėtum, kad tu apreikštum mums savo sūnų Kristų, mokytum mus dvasinės tiesos, kuri yra tavo žodė. Tavo žodis apreiškia mums tave, koks tu esi. Tavo prigimtį, tavo veikimą, Dieve, tavo širdį, tavo gyvenimą. Ir per šventąją dvasią tavo žodis mums bus aiškus, suprantamas ir labai aiškiai ir konkrečiai pritaikomas kiekvieno iš mūsų gyvenime ir mūsų bendruomenės gyvenime. To prašo mūsų viešpaties Jėzaus vardu. Amen. Prisėskim visi. Taigi, šiandien mes pakalbėsime apie pamokslą. Šiandien kalbėsime apie
Aš norėjau pamokslą pavadinti apskritai pamokslas, bet pagalvojau, labai mažai bus informacijos, tai bus, dėl to pagalvojau, pavadinsiu pirmas krikščioniškas pamokslas, nes mes ir susidurėm šiandien, skaitėm, klausėm šiandien pirmąjį krikščionišką pamokslą, kuris buvo pasakytas žmonijos istorijoje. Bet aš vis tiek noriu tokios šiek tiek įžangos. Man tai plaukia kaip vientisas tekstas, aišku, mes nepajėgus bažnyčiai įpų viso tekstų paimti ir jų išpamokslauti, dėl to mes skaidom tekstą į mažesnės dalis ir kalbam vieną dieną apie šventosios dvasios nužengimą, kitą kartą mes skaitom Petro pamokslą. Bet iš principo tai yra vientisas įvykis. Ir aš noriu dar prisiminti, kad įvykius, kurie vyko šitos skyriaus pradžioje. Tai pirmas svarbiausias dalykas, kad, žiūrėkit, kokiose aplinkybėse Petras pakyla ir Jeruzalėje stovintiems žmonėms, Jeruzalėje esantiems žmonėms, Jeruzalės gyventojams ir visiems, kurie atvykę iš skirtingų šalių, iš skirtingų pasaulio kraštų, pasako šį pamokslą. Prisiminkim, tai sekminių šventė. Sekminės tai yra 50 dienų po Velykų ir tai pirmųjų javų derliaus šventė. Žydai dėkoja Dievui už tai, kad jisai duoda mums javus. Tai agrarinė kultūra, agrarinė visuomenė, visi augina javus ir labai priklausomi nuo to. Jeigu ateina sausra, visiems triuka. Jeigu sausra užtrunka ilgesnį laiką, ateina badas. Badas, kuris turtingesnius žmonės priverčia bėgti ir mes skaitom Senajame testamente istorijas, kai žmonės bėgo nuo bado iš pažado žemės. Silpnesnius žmonės, mažiau pajėgius žmonės tiesiog nužudo. Dėl to sekminės buvo labai svarbi reikšminga žydams šventė. O viešpats Dievas saugojo mūsų javus, leido mums nupjauti pirmus pėdus, mes ateinam sekminių dieną, 50 dienų po Velykų ir aukojam viešpačiui, dėkojam jam, šlovinam jį už tai, kad jisai mums yra dėkingas. Lietuvoje mes neturim tokios šventės. Seniau būdavo gal pirmosios bulvės. Bet mūsų kultūrai taip jau nebėra aktualu, nes mes, jeigu bulvės neužaugo čia, mes atsivežam bulvės iš Ispanijos, iš Maroko, iš Mozambiko, aš nežinau, iš kur dar, iš Antarktidos gal nevežam bulvę, nežinau. Taigi mes neturim tokio analogo, bet tuometiniai kultūrai žmonės buvo visiškai priklausomi nuo derliaus. Ir jie buvo iš tikrųjų dėkingi Dievui už tai, kad jisai gailestingas ir duoda tą paragauti pirmuosius tuos vaisius. Įdomu tai, kad į Jeruzalę sekminės buvo tokia šventė, į kurią susirinkdavo daug žmonių. Jeruzalės keliaudavo žmonės iš viso to metinio pasaulio. 9-11 eilutėje mes skaitome, kad ten iš labai skirtingų kraštų sukeliauja žydai. Ir tai viena didžiausių žydų švenčių metuose. Ir čia gaunasi toks ir simboliškas, ir pragmatiškas dalykas šitame visame dalyke. Dievas taip sumanė, kad šventąją dvasią duos būtent tuo met, sekminių dieną. Būtent tuo met, kai žydai susirenka į Jeruzalę. Būtent sekminių dieną ir būtent tuomet, kai susirenka žydai. Koks tai simbolizmas gaunasi? Pirmas dalykas, pirmieji vaisiai. 120 mokinių laukia tėvo pažado išsipildymo Jeruzalėje. Ant jų nužengia šventoji dvasia, jie eina, liudija, pasakoja apie tai ir 3000 žmonių įtikė. Atrodo įspūdingas skaičius, neįtikėtina. 120 žmonių pasiekė 3000, vienas pamokslas pasiekė 3000, 3000 žmonių tiki Kristų. Ta pačią dieną pakrikštijami. Net sunku įsivaizduoti tokį dalyką, tokį spartų augimą organizacijos, grupės, bažnyčios. Bet tai yra kaip pirmieji vaisiai. Mes sakysim, čia didžiulė bendruomenė užgimsta, bet pagalvokime apie visą žydų tautą. 1,5 milijonų žmonių. 3000 nėra daug, o jeigu mes pamastysime apie tai, kad tai yra viso pasaulio misija, kad Jėzus nesako, Jeruzalėje pastatykit bažnyčią, bet jie sako, skelbkite Evangeliją visam pasauliui. Tai tie 3000 yra tik tai tikrai pirmieji vaisiai. Tai simbolinis dalykas. Dievas sako, žiūrėkim, aš ruošiu didelę pjūtį šito žemėje. Ir dabar tą sekminių dieną mes nuimsim pirmuosius vaisius šiek tiek. Ir tai yra simboliška. Pragmatiška yra tai, kad dvasia nužengia tokiu metu,
kai Jeruzalė prikimšta žmonių, kai Jeruzalė daug žmonių ir iš visų šalių suvažiavusių žmonių. Tai buvo žydai, į judaizmą atsivertę žmonės ir jie būna Jeruzalėje. Ir tuomet šventoji dvasia nužengiant mokinių ir jie liudija Dievo darbus. Ir Petras aiškina, pamokslauja. Petras sako pamokslą ir žmonės įtiki Kristų. Ir čia vėlgi savotiškai nušaunami tie keli zuikiai vienu metu. Žiūrėk, Jėzus sako, jūs sulauksit pažado ir būsite liudytojais Jeruzalėje, Judėjoje, Samarijoje iki pat žemės pakraščių. Ir čia, žiūrėkim, netgi tam tikrą prasme išsipildo tas dalykas sekminių dieną, nes žmonės sukeliavę iš tų žemės pakraščių ateina į Jeruzalę. Ir tie, kurie atėjo, jie išgirdo gerąją žinią apie Jėzų Kristų. Kodėl tie miestai, kodėl tie regionai, kodėl tie kraštai yra paminėti? Pirmieji skaitytojai žinojo, kad ten buvo krikščioniškos bendruomenės, jos senos krikščioniškos bendruomenės, jos atsirado, iš kur atsirado tos krikščioniškos bendruomenės, jos girdėjo Petrą pamokslaujant sekminių dieną. Tie žmonės atkeliavę iš viso pasaulio, jie grįžo atgal pakeisti, jie grįžo atgal pasikrikštę, jie grįžo atgal įtikėję Kristų ir tada gyvenimas jų pradėjo keistis ir bendruomenės užsimezgė visam pasauliui. Ne visur Evangelija atnešė tik apaštalai, organizuodami misinės kelionės, kažkur atnešė paprasti žmonės, įtikėję Jėzų Kristų ir sugrįžę į savo namus. Ir liūdydami tai, ką Kristus padarė dėl jų, ką Dievas padarė dėl jų. Taigi Dievas pragmatiškas. Susirenka daug žmonių, ką reikia daryti, skelbti Evangeliją. Mes neturim tokių švenčių, kažkokių religinių švenčių. Lietuvoje turim gal žolinę kokią, kurios mes evangelikai nešvenčiam, bet čia gal geriausias būtų pavyzdys miesto šventė, vyksanti kiekvienais metais rugsėjo pradžioj. Daugybė žmonių iš Panevėžio subėga žmonių, suvažiuoja žmonių, daugybė žmonių iš kitų miestų, miestelių suvažiuoja, iš apylinkių. Ir puikiausia proga liudyti Evangeliją, geriausia strategija - liudyti Evangeliją ten, toj vietoj, kur susirenka daug žmonių. Nes mes tada pasiekėm kaip įmanoma daugiau. Mes Evangelijos žodį, prisikėlusio Kristaus žinią paskelbėm kaip įmanoma plačiau. Krikščionys neturėtų eiti ten, kur mažiau žmonių, kartais jie būna siunčiami ir mes matysime Apaštalų darbų knygoje. Bet Dievas išnaudoja tokią strategiją. Eikite į centrą, eikite į vietą, kur daug žmonių ir liudykite, pasakokite. Dėl to krikščionys turėtų neaplenkti miesto šventės, liūdydami ir skelbdami. Dėl to krikščionys turi būti girdimi ir matomi Facebook'e, TikTok'e, YouTube'e, Instagram'e ir kitose socialiniuose tinkluose ir platformose. Ne tik tai, kad tenai sėdėtum ir skrolintum kiaurą dieną, bet kad liudytum ir pasakotum ten esantiems žmonėms apie viltį, kad Jėzus Kristus atleidžia žmonių nuodėmes, kad rūstybė už nuodėmes ateina, bet Jėzus Kristus yra permaldavimas tiems, kas įtikės ir atgailaus. Mes šiek tiek kalbėjom, mokiniai pasilieka Jeruzalėje iki šventosios dvasios nužengimo, jiem tai buvo baugu. Kodėl? Dėl to, kad jų mokytojas buvo nukryžiuotas. Aš paskaičiavau, kad jeigu mes sekmines švęstume šiandien, tai Velykos būtų buvę rugsėjo 1 sekmadienį. Visai neseniai. Ir prieš 7 savaitės Jėzus Kristus buvo nukryžiuotas Jeruzalėje. Dėl to galilėjiečiams, kurie kalba galilėjietiškai, kurių manieros tarmė išduoda, kad jie yra Jėzaus mokiniai, Jeruzalė buvo baugus miestas, bet jie sako, pasilikit ten, būkit ten. Ir be abejo, jie bijojo dėl savęs. Jie bijojo, kad kaip su Jėzumi pasielgia, tai pasielgs ir su jais. Bet čia gražus Kristaus mokinystės bruožas, kad aš nesirenku taip, kaip man atrodo. Kartais mes galvom, kad krikščionis yra tas, Jėzaus mokinys yra tas, kuriam patinka kartais paklausyti Jėzaus. Bet krikščionis, pagal Evangeliją, Jėzus mokinys yra tas, kuris klauso Jėzaus ir jam paklūsta. Jėzaus mokiniai išgirdo nebūdami Jeruzalėje Jėzus įsakymą, grįžkite į Jeruzalę ir pasilikite ten, kol išsipildys pažadas. Ir tikrieji mokiniai grįžo ir pasiliko. Ne tik paklausė, nes sako, kiau, man nemalonu, man biški baugu, ar aš gal neįsiu, aš gal pasaugosiu, aš galvoju apie savo vaiką. Žinok, Jėzau, tu pats pagalvok, ašgi vaikų turiu. Man paskaitos antradienį. Dabar aš nueisiu ir mane suėma, kaip man jaustis? Ne, viešpatie Jėzau. Tu pasakėjai, mes einam. Jie gal patyliukais, gal tyliai ten buvo to Jeruzalėje.
nes jis nekalbėjo, stengiasi kalbėti nekaimietiškai, kad neišsiduotų, bet jie vis tiek ėjo į Jeruzalę. Ir staiga šventoji dvasia vieną dieną esant, sekminių dieną nužengiant jų. Įdomu tai, kad šventoji dvasia nužengė su triukšmu. Tu nori tyliai, žinai, kaip vaikštai tyliai, eini nori nepažadinti šeimos narių, eini tyliai ir tau nukrenta kažkokie puodai. Jie tu pažadini ne tik savo namuose gyvenančius, bet ir kaimynus pažadini visus. Dievas atrodo čia, jis nepaiso mokinių baimės, jis ateina su audra, su uraganu, taip, kad išgirsta visas miestas, didelis triukšmas kyla ir šventoji dvasia kaip ugnies liepsna nusileidžia ant kiekvieno iš tų mokinių. Triukšmas, išorinis regimas ženklas. Dvasios buvimo ženklas, ugnis visą laiką Senajame testamente simbolizavo Dievo buvimą. Įdomu tai, kad šventoji dvasia seniau nužengdavo ant vieno žmogaus. Šventykloje, ant aukuro, šventoji dvasia patepdavo kunigą, karalių, pranašą, bet dabar nužengė ant kiekvieno iš jų. Ne tik ant Petro, bet ant kiekvieno, kuris buvo, ant visų 120. Tai nauja epocha. Šventoji dvasia pripildo kiekvieną mokinį ir tada jie radikaliai pasikeičia. Jie išeina iš kambario ir užplūsta visą Jeruzalę. Neįtikėtina, baimė pasitraukia. Baimė, kaip dulkės nuo drabužio nusipurtoma ir jie eina pasakoti apie Jėzų, nes šventoji dvasia vidiniai juos įgalina ir suteikia jiems žinojimą, užtikrintumą ir drąsą. Jie žino, ką turi daryti. Jiems viskas tampa aišku, staiga, kaip koks adrenalinas, jiems sudėlioja mintis į tinkamas vėžės, jiems viskas tampa aišku. Viskas aišku, apie ką čia kinas, viskas aišku. Jėzus nenori politinės imperijos atkurti, Jėzus nori išgelbėti žmonių sielas. Mes eisim ir pasakosim žmonėm ir tada jie gauna dovanas. Jie kalba skirtingom kalbom. Mes turim skirtingas nuomonės apie šitą dovaną, šventosios dvasios, kalbų dovaną. Ką be galvotumėm, šita dovana tikrai nebuvo kalbėjimas nepažįstama kalba. Tai buvo dovana, kurią susikalbėjo žmonės su skirtinga kalba kalbančiai žmonėmis. Kažkas nemoka kalbėti, moka tik hebrajų kalbą, tik aramėjų kalbą, bet jie susikalbėjo su kitų tautybių žmonėmis ir pasakojo apie nuostabius darbus, kuriuos padarė Dievas. Tai sukėlė šoką tuometiniai visuomeniai. Įsivaizduokit, žmonės žinojo Jėzų, visa Jeruzalė žinojo Jėzų. Daugybė atvykusių žmonių žinojo apie Jėzų. Jie vylėsi, kad jis bus tas Mesijas. Jie žinojo kontroversiją, kuri įvyko. Jie žinojo, kad jis buvo suimtas, staiga nužudytas ir kad jo mokiniai kaip į vandenį, plium, dingo. Nuo rugsėjo 7 nieks nežino apie juos. Nieks negirdėjo. Jie visi nusižudė, ką ten padarė? Jie emigravo, pabėgo, pogrindyje visi guli. Ir staiga jie, užesys, kalba, užtikrinti drąsus, be baimiai išeina ir vaikšto po visą miestą. Ir kalba liudija apie nuostabius Dievo darbus. Kas čia yra? Kas juose pasikeitė? Šventoji dvasia nužengė ant jų. Dievas įgalino per šventąją dvasią savo mokinius, Dievas įgalino savo vaikus liudyti ir pasakoti nuostabius darbus. Vieni žmonės klausia, ką tai reiškia? Kiti sako, jie pagėrė. Kasgi išeitų pasakot apie kažkokius nuostabius darbus, žinodamas, kad už tai gresia mirties bausmė. Paprastai girtiems žmonėms jūra būna iki kelių, o jiem atrodo, kad iki kelių. Tai greičiausiai jie pagėrė. Ir tada atsiveria galimybė, proga arba būtinybė Petrui pakilti ir sakyti pamokslą. Štai mes prieinam prie to teksto, kurį mes šiandien ir skaitėme. Mes perskaitėme ne visą Petro pamokslą, ne visus žodžius, kuriuos jis sakė. 40 eilutė sako, kad tai buvo dar daugeliu kitų žodžių Petras kalbėjo. Taigi mes skaitome pirmojo krikščioniško pamokslo santrauką, esmę, kuri buvo pasakyta. Taigi Petras pasako mums apaštališką pamokslą, etaloną pamokslų, kuriuos mes turime sakyti iki šios dienos. Jeigu mes pašaukti pamokslauti, jeigu mes pašaukti klausytis pamokslų, štai pamokslas, kurį krikščionis turi kalbėti, pamokslauti ir kurį krikščionis turi klausyti. Pirmas dalykas, ką noris pasakyti šitoj vietoj, kad pamokslas nėra susiklošiusių aplinkybių išdava. Kartais mums susidaro toks vaizdas, kad pamokslas tokia būtinybė, kadangi jau ten apkaltino, kadangi jau nesuprato, tai tada Petras tarsi privalėjo pasakyti pamokslą, kad pasiaiškintų šiek tiek.
Nu taip nutiko, susidėliojo, čia ženklai, čia šventoji dvasia, čia ugnies liežuviai, kitos kalbos, pasakojame apie šlovingus Dievo darbus ir nesupranta žmonės, kas čia dedasi. Petras tada išstumiamas 11, sako, tai tu kalbėk, kažką papasako, kas čia yra. Ir iš esmės mes mąstom taip klaidingai. Ne. Viskas, kas buvo daroma iki tol, buvo daroma tam, kad žmonės ateitų ir klausytų Petro. Dievas nusprendė, kad Evangelija bus skelbiama per pamokslą. Evangelija yra pamokslaujama. Jinai pamokslaujama. Viskas buvo atliekama tam, kad žmonės ateitų prie Petro ir klausytų, ką jisai kalba. Kokį interpretavimą, įvykių aiškinimą jis pateikė. Pamokslas turėjo sudėlioti taškus ant į. Taigi žiūrėkim, Petras buvo išrinktas, pašauktas šitai tarnystei, tam, kad jisai pamokslautų šį pamokslą. Šiam pamokslui, šiam žiniai jis buvo pašauktas. Mes prisiminkime Petro pašaukimą pačioj pradžioj, kai Jėzus šaukė Andriejų ir Simoną, kurį paskui pavadino Petru. Jisai pašaukė, sekite paskui mane, Jėzus sako, ir aš padarysiu, kuo jūs padarysiu? Žmonių žvejais. Jūs žvejosite žmonės, jūs žuvavote, jūs gaudėte žuvis, jūsų amatas ir pragyvenimas buvo. Dabar jūs gaudysite žmonės. Perkeltinė prasme, dabar jūs žvejosite juos, dabar jūs, jeigu jūs žuvis gaudydavot ne tam, kad paleistumėt į akvariumus, į geresnę būtį, į platesnius vandenius, bet tam, kad suvalgytumėt, arba kad kiti suvalgytų, kad parduotumėt, tai šiuo atveju jūs gelbsit iš pražūties žmonės ir sielas, kad jie būtų išgelbėti amžinajam gyvenimui ir bendrystei su Dievu. Iš pražūties. Ir Petras tai daro. Pirmą kartą Petras išpildo Jėzaus pranašystę. Jis atsistoja, kalba ir 3000 žuvų atsiduria jo valtyje. 3000 pėdų yra surenkama į Dievo aruodus. Sielos yra laimimos. Petras išpildo, arba Petro gyvenime išsipildo Jėzaus pranašystė. Tai labai svarbus dalykas. Prieš nukryžiavimą Jėzus sako, klausyk Petrai, tau bus blogai, bet atsivertęs stiprink brolius. Jėzus meldžiasi išskirtinę maldą už Petrą. Po to, kai Petras išsigynė Jėzus pasirodo prisikėlęs. Tai vyko visai neseniai nuo tų įvykių, kai mes skaitome apie sekmines. Jėzus kalba su Petru ir 3 kartus jam sako, ganyk mano avis, ganyk mano avis, ganyk mano avis. Pats Petras paskui jau po daug metų parašys 1 laiške, 2 laiške, kad aš esu Jėzaus Kristaus apaštalas, pasiuntinys jo esu. Taigi mes matome, kad Petras yra pašauktas ir išrinktas šitai tarnystei. Viešpats jį ruošia tam, kad Petras pasakytų šį pamokslą. Viešpats padarė, kad Evangelijos liudijimas, prisikėlusio Kristaus skelbimas vyktų per pamokslaujamą žinią, per pamokslą. Prisikėlimas apie Jėzų būtų skelbiamas pamokslo būdu. Viskas, kas vyko iki šio momento, sekminių dieną, vėjo ženklas, ugnis, kitos kalbos, mokinių drąsa pasitarnavo tam, kad visus žmonės, kurie yra Jeruzalėje, suburtų prie Petro, kuris ir kalbės išgelbėjimo žinią žmonėms, kuris skelbs prisikėlusio Jėzaus Kristaus Evangeliją. Ir čia mes iš karto turime taisyti savo klaidingus supratimus, kuriuos turime apie pamokslavimą. Nes mes kartais dažnai galvojam, kad pamokslas nėra svarbus, kad pamokslas nėra svarbiausias dalykas krikščioniškoje tarnystėje. Ne, jis toks yra. Ir tai sako Dievo žodis. Viešpats nusprendė, kad ne paskaita, ne patarimai, ne konsultacija, ne psichologinė terapija, ne diskusijos, aptarimai, net ne giesmės krikščioniškos, net ne švento rašto skaitimas, bet pamokslas apreikš Evangelijos žinią. Tiesa, parodys Kristų ir kvies į pokytį žmogaus gyvenimą. Kaip bažnyčia taip elgesi, jinai laimi ir gelbsti žmonių sielas. Tai buvo pradžioj,
Tai buvo istoriškai, taip yra šiandien. Prasidėjusi bažnyčia, užgimusi bažnyčia, jinai pradeda pamokslauti Evangelijos žinią. Ne tik apaštalas, paskui visi pamokslaus. Visi, kas skirti žodžio tarnystei. Taigi, nužengusi dvasia surenka žmonės, kad jie klausytųsi Dievo žodžio. Pamokslas paaiškina, kas čia įvyko. Pamokslas paaiškina Jėzaus prisikėlimą, apreiškia tą prisikėlimą. Parodo, kad jis tikras. Pamokslas veda žmogų prie asmeninio pasirinkimo, priimti Jėzų arba atmesti jį. Pamokslas veda į atgailą ir pasišventimą Kristui. Krikščioniškas pamokslas, krikščionių pamokslavimas visą laiką yra nukreiptas į Jėzų Kristų ir visą laiką jisai centruoja į Kristų. Kristus, prisikėlęs iš numirusių Kristus yra krikščioniško pamokslo centras. Mes niekada negalime pervertinti krikščioniško pamokslavimo. Niekada. Bet mes galime nuvertinti arba sumenkinti pamokslą. Mes galime turėti silpnus pamokslus. Mano pamokslai gali būti lėkšti, be dvasios, be Kristaus apreiškimo. Mes galim turėti silpnus pamokslininkus. Tačiau bažnyčia, krikščionių bažnyčia visą laiką turi apglėbti pamokslą. Nes Dievas per pamokslą nori išganyti savo žmonės. Per pamokslavimą žinią mums apreiškiamas Kristus ir mes esam kviečiami keisti savo gyvenimą. Kito kelio nėra, broliai sesės. Kai mes atmetam, paniekinam, atstumam, sumenkinam pamokslą, mes nukirtam savo rankas ir kojas dvasinę prasme. Mes iš kalbančio žmogaus išlupam liežuvį, mes nutildome balsą, mes užčiaupiame bažnyčią, mes atmetam Evangeliją. Krikščioniškas pamokslavimas visuomet buvo, yra ir bus prisikėlusio Kristaus skelbimas. Todėl, kai mes pamokslaujame, tai nėra tik tai intelektualinių žinių rinkinys, tai turėtų būti žinia, pojūtis, patirtis, realybė, kad mes skelbėme prisikėlusį Jėzų Kristų. Tam, kuris skelbia, tai turi būti tikrovė. Ir tiem, kurie klauso pamokslo, biblinio krikščioniško pamokslo, turi ateiti tą tikrovę, realybę, pojūtis, kad mes susidurėm su tikrovė, su tuo, kas iš tikrųjų yra. Reikia pasakyti, kad mūsų kultūra linkusi atmesti pamokslą, atmesti pamokslavimą. Žiūrėkit, mes pamokslavimu vadinam tokį nuobodų kalbėjimą, moralizavimą. Bla, 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 šnekam, neaktualu, niekam neįdomu, neleidžia mums džiaugtis gyvenimu, kažkas vis šnekam, oi, tu padarei tą, tu padarei aną, ir mus veda į miegą. Mes sėdim, knapsim ir sakom, o, pamokslauja čia man, o, vėl man pamokslauja. Ir mes iškart norim tada perimti kitą kanalą, ieškom pultelio, bet jeigu tu bažnyčioje esi, taip labai būna nemalonu, nes pultelio nėra. Aišku, gelbsti telefonas. Tada visą laiką atsiveria visos kitos čakros, karmos ir pasauliai, kur ten biški linksmiau. Ir be garso, kartais ir garsas įsijungia, bet tada būna nemaloni situacija. Mes tada ieškom, kaip perimti kitą kanalą, kaip paskrolinti, kaip ieškoti linksmesnio turinio. Mes nenorim, kad kažkas mums kalbėtų, mes nenorim, kad kažkas mums pamokslautų. Nepamokslauk man, mes sakom. Žmogui, kurio idėjos mums nepatinka. Ir mes jungiam kitą kanalą. Mes sakom, o, ne, šito nebeseksiu Facebook'e. Aš nebenoriu su juo sėdėti kitą kartą. Šalia, vis man pamokslauja. Pamokslavimas mums netinka ir dar dėl vienos idėjos, nes mums sugriauna tą mūsų egalitarizmo, tokios lygybės idėją, kultūrą, kai mes galvojam, kad mes visi esame lygus, o pamokslautojas dažnai būna taip, kad jis pamokslauja mums iš aukšto, tarsi mums moka, tarsi mums kalba, jau kažkas kreipiasi pamokslininko intonacijai arba stiliumi, mes galvojam, kas jis toks, kad man pamokslautų? Hei, kas tu toks esi, ko čia man aiškini? Mes gal nepasakom, nes mes labai kultūringi ir bažnyčiai būnam kultūringi ir neišsiduodam, bet tarsi kažkaip tai pamokslaujantis laiko save aukštesniu už mus. Labai įdomu, kad šitam pamokslė, kurį mes skaitome, tokio pojūčio nebuvo. Apaštalas Petras
į susirinkusius žmonės kreipėsi, žiūrėkit, 29 eilutėje, vyrai broliai. Vyrai broliai. Jis nesako, jūs, šmikiai nusidėliai, komo, susivartėt kaip reikalas. Dabar aš jums pasakysiu tiesą. Ne, jis sako, broliai. Įdomu tai, kad klausytojai, kurie klausė atidžiai Petro ir jų širdis vėrė šventosios dvasios apkaltinimą, sąžinė jos badė, jie kreipėsi į Petrą ir sako, ką mums daryti, vyrai broliai. Ir netikėtinas dalykas, kad krikščioniškas pamokslavimas niekada nėra pasikėlimas prieš bendruomenę, prieš netikinčius, prieš auditoriją, kuriai kalbi, bet tai nuolanki tarnystė, broliška tarnystė tiems, kuriems tu liūdi ir pamokslauji. Ar pagaunat pačią mintį? Pamokslas nėra platforma pasiaukštinti prieš kitus, pamokslas yra įrankis, kaip pasiekti kitus, kaip įtikinti kitus, kaip perduoti esminę svarbiausią žinią. Ir čia mums reikia pasakyti, kad ne tik kultūra atmeta pamokslavimą, bet ir mes dažnai krikščionys atmetam pamokslavimą. Ne tik tie žmonės, kurie nepažįsta Kristaus, bet ir mes, bažnyčia. Mes atmetam dažnai pamokslavimą kaip atgyvenusi, nebereikalinga. Ieškom kitų metodų, ieškom kitų įrankių, kaip čia mes galėtumėm būti ir taip toliau. Nu gerai, tas žodis dar tegul būna, bet kažkokiu kitų būdu, nebereikiam tų pamokslų. Taigi, ir mes kartais galime įvesti, mes įvedam pamokslininkus į labai siaubingas būsenas, tokius kompleksus, kad pamokslininkas tada jaučiasi atsiprašinėjantis, nuvertinantis paties savo tarnystę, menkinantis savo indėlį, menkinantis žodžio poveikį bažnyčiai, kurią jis pamokslauja, jis tarsi gėdėsi savo rolės, yra nudrasintas elgtis taip, kaip pašauktas daryti. Bet mes matom Petrą, kuris sekminių dieną kreipėsi į Jeruzalės žmonės, gyventojus ir svečius, be atsiprašinėjimų. Jo nepaveikė šitą kritiką. Galbūt dar niekas nekritikavo Petrą. Taigi, neretai ir bažnyčiai mes pastebiu tą dalyką, kad mes pasiduodam tokiam silpnumui ir tarsi, mes atsiprašinėjom, kad pamokslavom, tarsi mes sakom, nusoriukas, kad aš čia dabar turiu pamokslauti, toks tarsi, ką jau padarys, taip išpuolė man, kad reikia tai daryti, nebematydami kilnumo, nebematydami užduoties svarbos ir taurumo to, ką mes darom skelbdami Evangeliją. Kartais mes, kurie pamokslaujam, pažvelgiam į save, kokie mes esam ir mes matom ne ką geriau, o dar blogiau, negu Petras matė savį. Mes matom silpną, pažeidžiamą, nuodėmės darantį žmogų. Petras 3 kartus, prisiminkim, nepraėjo net 2 mėnesiais, 3 kartus išsigynė Jėzaus. Tai buvo labai gili krizė jo gyvenime. Bet kas gydo mus? Susitikimas su Kristumi. Atgaila, išpažintis, nuodėmės išpažinimas. Ir kai mes išgirstame iš Kristus atsakymą, ganyk mano avis, tau atleista, grįžk į tarnystę, daryk tai, ką tu pašauktas daryti. Tai išgydė Petrą. Taigi mes kartais pasiduodam pamokslininkai tam spaudimui, nebe pamokslauti, bet būti moralistais, būti kalbėtojais, motivatoriais, informacijos perteikėjais, linksmintais, konferencijie, tokiais administratoriais, gerą jausmą sukeliančiais žmonėms, terapeutais. Kiau, viskas bus gerai, kiau, tikėk savim ir panašiai. Lektoriumi dėstyti kažkokius punktus, bet Evangelija visą laiką turi žinią, kuri nori perkeisti žmogaus gyvenimą. Jei bažnyčia nuvertins pamokslą, negerai. Bet jeigu ir pastorius, pamokslininkas nuvertins pamokslą, aš nežinau, ar tokia bažnyčia turi vilties. Mes nustojam skelbti Evangeliją, mes nustojam liudyti prisikėlus iš numirusių Kristų. Mes tada žiūrim tik tai, kaip čia pasikalbėti, kaip išlaikyti socialinius santykius. Ir mes nebepasakojam apie tai, kas yra daugiau, kas yra iš aukštybių, kas yra tai, kas perkeičia visus mus. Mes nebepasakojam apie Jėzų Kristų. Tai pavojinga, mirtinai, egzistenciškai pavojinga tendencija bažnyčiai. Mes prarasim tikėjimą, jeigu mes nustosim pamokslauti, jeigu mes nustosim tikėti pamokslų, taip kaip moko Šventas raštas, taip kaip moko Naujas testamentas.
Apaštalas Paulius, kitas apaštalas, mokytojas, laiške Romiečiam 10 skyriui 17 eilutė yra pasakęs: tikėjimas iš klausimo, klausimas iš Dievo žodžio. Ir čia įdomiausias dalykas, čia nekalbama apie tai, kad tu skaitai Dievo žodį ir iš čia kyla tikėjimas. Ne, čia yra apie Evangelijos skelbimą, kad tikėjimas kyla iš Evangelijos žodžio, Dievo žodžio klausimo, iš pamokslaujamo Dievo žodžio. Taigi, gelbstintis tikėjimas į Jėzų Kristų ateina per Evangelijos, Jėzaus Evangelijos pamokslavimą. Kito kelio nėra, nėra kito metodo, nėra kitos priemonės. Dievas nusprendė tokiu būdu mus gelbėti. Dievas naudoja pačius įvairiausius įrankius, pačius įvairiausius mūsų gyvenime, pačias įvairiausias aplinkybės mūsų gyvenime, kad patrauktų mūsų dėmesį, kad patrauktų mus prie to, kas papamokslaus, kas pašnekės, kas paaiškins, kas pasakys, ką visa tai reiškia. Visi dalykai yra kaip nuorodos, visi dalykai kaip ženklai, visi dalykai tarnauja kaip dėmesio patraukimas, kad galiausiai mes ateitumėm į tą vietą, kur mums sakys pamokslą apie prisikėlus iš numirusių Jėzų Kristų. Ir krikščioniškas pamokslas, jis turi kelias labai svarbias dalis. Šitu atveju apaštalas Petras, jis sako įžangą nuo 14 iki 21 eilutės. Ir jis atsako į kritiką arba paaiškina, kodėl tie žmonės buvę bailūs tapo drąsūs, kodėl jie iš šalies atrodo kaip girti, bet jie iš principo yra pripildyti šventosios dvasios, nes išsipildo Joelio pranašystė, kad Dievas duos šventąją dvasią. Apie tai mes pakalbėsim kitą sykį, kai aš sakysiu pamokslą. Šiandien mes neturim tiek laiko pasigilinti šitą rašto vietą. Taigi, pirmiausia, Petras sako, aš paaiškinsiu, kas čia yra. Ei, vyrai, čia nėra taip, žmonės, čia nieks neprisigėrė, dabar tik 9 ryto, dar net parduotuvės netidarytos, nieks negali įsigyti vyno. Čia išsipildė senųjų pranašų, seno pranašo Joelio pranašystė, kad Dievas duos šventąją dvasią ant kiekvieno kūno. Ir išgelbėjimas yra skirtas visiems, regint baisų ir rūstų Dievo teismą. Tada jis prieina prie dėstymo ir aiškina, kad Jėzus Kristus yra Mesijas. Ir čia jisai cituoja psalmę, 16 psalmę, 110 psalmę. Jis kalba apie tai, kad Jėzus buvo galingas darbais, mirė, prisikėlė, buvo paimtas, jis sugrįž daryti teismo ir išgelbimas yra jame. Taigi, esminė žinia, kad Jėzus Kristus yra viešpats, kad jis yra viešpats, kad jis yra Mesijas ir atpirkėjas, ne Dovydas, bet Dovydo palikuonis yra Jėzus Kristus, kurį Dievas prikėlė iš numirusių. Ir mes esam liudytojai. Jūs jį nukryžiavot. Jūs jį nukryžiavot. Bet Dievas jį prikėlė. Jūs nuteisėt jį ir prikalėt ant kryžiaus neteisiųjų žmonių rankomis. Manipuliavot, žaidėt žaidimus. Dievas tai numatė. Dievas tai nusprendė, kad tai būtų. Bet jis prikėlė iš numirusių, jis yra viešpats ir teisėjas visiems žmonėms. Ir galiausiai tada ateina trečioji dalis pamokslo. Klausytojų įtikinimas. Neįtikėtina. Petras pats net nesako, net jisai šitame pamoksle nesako 2 žingsnių, ką reikia daryti, kad būtum išgelbėtas. Jis pabaigia pamokslą ir žmonės sako, mums reikia pratęsimo, mums reikia pritaikymo. Ką mums dabar daryti, vyrai, broliai? Jeigu tai tikra, o mes jaučiam, mes žinom, tu mus įtikinai, kad tai tikra, ką mums reikia daryti? Čia labai svarbi krikščioniško pamokslo dalis įtikinti klausytoją, kad klausytojas padarytų pasirinkimą, kad apsispręstų. Taip, čia pamokslas skelbiamas netikintiem. Iš kitos pusės tiem žmonėms, kurie buvo Dievo tautos dalis, sakykime, pagal kūną, kurie žino Seną testamentą, kurie pažinojo ir daugelis iš jų matė buvo Kristų, galbūt patyrė jo stebuklus, aplankymus ir gerumą, kurie ūbavo minioj, kai Jėzus buvo kryžiuojamas, labai mišri minė buvo. Ir tada jiems skelbiamas pasirinkimas arba patikėti jį, arba jį atmesti.
taip ir mūsų gyvenime mes skelbiam žmonėm Kristų ir mes sakom pasirink. Mes turim sakyti žinią taip, kad kaip peilio ašmenys, kaip kardo ašmenys, jie perskirtų mūsų pasirinkimą, kaip skustuvas perskrodžia popierių ir padalina į 2 dalis. Ir popierius 2 dalis. Negali būti čia ir čia. Tu arba priėmė Kristų, arba atmetė jį. Evangelijos skelbimas visą laiką mus veda pamokslas veda prie pasirinkimo. Pirmo pasirinkimo, arba mes priėmam Kristų, arba atmetam jį. Paskui, jeigu mes tampam krikščionis ir priimam Jėzų Kristų, kiekvieną kartą skelbiamas pamokslas mus veda prie kito pasirinkimo. Ar mes paklusime savo kasdienėme gyvenime Kristui, ar ne? Ar mes kaip apaštalai ir mokiniai eisime į Jeruzalę, kai sako, eikite į Jeruzalę? Ar mes pasirinksim mokinystės, nuolankumo, tarnystės kelią, ar gyvensim savo? Tam tikrą prasme, kiekvienas pamokslas, jisai veda mus prie pasirinkimo. Turi vesti krikščioniškas pamokslas prie pasirinkimo, kad mes būtume klusnus. Tarytum, vėl tie skustuvo ašmenys pjauna mūsų lapelį 2 dalis. Arba aš klausau žodžio ir paklūstu jam, arba klausau žodžio, bet jam nepaklūstu. Galvoju, ne visai taip čia man ir įdomu. Neaktualu man, nejaučiu, kad reikia tai padaryti. Kas vogia, tegul nebevagia, nejaučiu, kad man taip reikia daryti. Kažkaip man jaučiu, kad reikia vogti toliau. Sako, negeisk, bet kažkaip gera, kai geidė. Malonu, kai geidė. O, fainai, sėkmės gyvenime. Bet Evangelija mus turi vesti prie to, pamokslas mus turi vesti prie pasirinkimo. Pamokslas siekia įtikinti, pamokslininkas siekia įtikinti. Čia dažnai aš galvoju apie save, apie savo aplinkos žmonės, mes dažnai būnam tie, kurie tarsi bijom to žodžio įtikinti. Bet iš tikrųjų, Naujas testamentas šitą žodį naudoja, evangelinė bažnyčia šitą žodį apglėbia, nes Petras įtikino žmonės, jis norėjo įtikinti jiems, kad Jėzus prisikėlęs, kad Jėzus yra prisikėlęs, kad jisai Mesijas ir viešpats, tas Mesijas, kurio žydai laukia 1000 metų. Jis yra tas Mesijas, apie kurį pranašavo Mozė, apie kurį kalbėjo Dovydas, apie kurį pranašavo kiti pranašai. Jis yra tas. Ir jisai pateikė įrodymus iš Švento rašto, jis pateikė įrodymus iš jų kasdienybės, jisai pateikė save kaip įrodymą. Mes esam šito liudininkai. Ir jis nori paveikti savo klausytoją. Taigi pamokslas turi įtikinamąją fazę, kai mes norim įtikinti klausytoją, kad jisai primtų sprendimą, kad jis padarytų pokytį. Ir 3000 žmonių įtiki tuo, ką Petras sako. Šventai dvasiai liudijant tiesą, bet Petrui labai protingai ir teisingai elgiantis. Petras pamokslauja mums pavyzdį, jis pamokslauja ekspozicinį pamokslą. Jis net nesako, žinai, aš pagalvoju, buvau išėjęs, klausykit Jeruzalės gyventojai, aš buvau išėjęs ir pagalvoju, aš daug keliavęs kaip žmogus, buvau su Jėzumi. Ir man tokia kyla poetinė mintis. Jis paskaitė kokį nors ten, nežinau, poetą, ten kažką, pacitavo kaip psalmų, tudinavo dainą ir sako, dabar skirskimės į namus. Ne, jis nepasako savo idėjų, nepasako savo pasakų, nepasako netgi kažkurių savo gyvenimo patirčių, jisai pamokslavo Dievo žodį. Pirmiausia, Joelio pranašystė, paskui 16 psalmė ir 110 psalmė. Štai evangelinis pamokslas, štai pirmas etalonas pamokslo, kurį mes turim pamokslauti šiandien. Mes turim pamokslauti Dievo žodį, mes turime jį ištikimai ir nuolankiai aiškinti, kas sakoma, ką tai reiškia mums, kaip mes turim pasirinkti ir kaip turime gyventi, jei klausom Dievo žodžio. Mes gilinamės į Dievo žodį, mes bandom suprasti ir bandom jį paaiškinti žmonėm, įtikinamai ir aiškiai, taip, kad žmonių gyvenimai keistųsi. Darysim skirtingai, kalbėsim netikintiem, darysim skirtingai, kalbėsim tikintiem, darysim skirtingai, jeigu bažnyčia ateina ir tikinčių, ir netikinčių, mes darysim tai protingai. Ir mes Apaštalų darbų knygų matysim, kaip skirtingi pamokslai ir skirtingos pamokslo struktūros yra parengiamos skirtingom auditorijom. Vienokia žydam, kitokia graikam, vienokia bažnyčiai, kitokia evangelizacijai. Bet visą laiką atrama į Dievo žodį. Taip, jeigu mes kalbam su pagonimis, kas yra lietuviai, dažnai švento rašto istorijos yra nesuprantamos. Dievo žodžio pažinimas yra nulinis.
Kiek aš kalbu su jaunais žmonėm, ar savo amžiaus žmonėm, aš paskui istorijas apie Jobą, apie Dovydą, apie kitus kažkokius žmonės, Juozapą, Jokūbą ir kitus, niekas nežino šitų istorijų. Tai paprastai būna pasakoja istorijas ir jie nežino jų. Tada mes turim remtis į kitus atramos taškus, į bendrą logiką, į bendras vertybės ir kitus dalykus. Apie tai pakalbėsim vėliau. Ir galiausiai, rezultatai. Petro pamokslo rezultatai. 3:7 eilutė. Tie žodžiai vėrė jiems širdį ir jie klausė Petro bei kitų apaštalų, ką mums daryti. Petras kalbėjo tiesą. Labai įdomu. Mes tai padarysim kitą kartą, panagrinėsim šiek tiek Petro pamokslą. Bet jisai kalba tiesą, jis kalba žinią apie nuodėmę, apie pražūtį. Apie tai, kad Dievas atėjo ne tik tai gerų dalykų padaryti, mums paduoti dovanų. Dievas nėra kalėdų senelis. Dievas yra šio pasaulio teisėjas. Ir čia labai svarbus dalykas, kad artėja teismas. Kodėl reikėjo Dievo sūnų paaukoti? Kodėl Kristui reikėjo, Dievas jų savo sūnų, kodėl Kristui reikėjo mirti ant kryžiaus? Dėl to, kad žmonių, netgailavusių žmonių laukia baisi bausmė, už jų gauti pasiekmes, kurios yra fatališkos. Mes savo naivume, mes savo arogancijai, mes savo nežinojime, mes savo iliuzijai, apsigavime galvojame, tiek to, tegul būna pasiekmes. Bet mes nežinom, apie ką kalbam, mes net nesuvokiam, apie ką kalbam. Dažnai, kai kalbi su žmogum, jaunu žmogum, sakai, klausyk, dukrytė, klausyk, sūnelį, jeigu taip darysi, tavo gyvenimas bus blogas. Jis sako, oi, Ramūnai, oi, senuk, klausyk. Praeina 10 metų ir tie žmonės nesako, suvargiusiais veidais sako, jo, tu buvai teisus. Nes jie paragavo, kad gyvenime, neatsakingo gyvenimo pasiekmės yra baisios. Dievas mums sako, ir ateina pražūtis už neatgailautas nuodėmes, ateina pražūtis, jeigu mes nesusitaikom su Dievu. Ir ta pražūtis bus neišvengiama. Teisėjas bus skrupulingas. Jokio papirkimo, jokios šypsenėlės neveiks tuomet. Jis kalba teismą. Jūs nužudėte. Jūs nužudėte. Netikėtinas tekstas, bet jis kalba ir išgelbėjimą. Jis kalba ir išgelbėjimą. Petras kalba ne tik tai tiesą, bet jis kalba ir malonę. Kiekvienas, kuris šauksis viešpaties vardą 21 eilutė, bus išgelbėtas. Taigi, žiūrėkime, evangelinė žinia, evangelinis pamokslas kalba tiesą ir malonę. Atskleidžia žiaurę tiesą ir gelbstinčią malonę. Gailestingumas ir tiesa, tiesa ir gailestingumas, tai yra Evangelijos žinia. Jeigu mes pametam gailestingumą, mes esam brutalistai kažkokie, nežinau, mes tada skelbiam legalizmą, kažkokį dalyką, bet jeigu mes pametam, kas mums būdinga šitam laikė, pametam tiesą ir kalbam gailestingumą, mes pametam Evangelijos žinią, jos nebėra čianai. Mums reikia tiesos ir gailestingumo. Tai yra evangeliškas pamokslavimas, tai yra biblinis pamokslas, tai yra Naujojo testamento pamokslavimo esmė. Petras klausiantiems žmonėms sako, atgailaukite ir krikštykitės. Atgailaukite ir krikštykitės. Labai įdomu, nes paprastai mes girdim kitokią formulę. Dažniausiai mes girdime pasakymą atgailaukite ir tikėkite. Bet Petras 38 eilutėje sako, atgailaukite ir kiekvienas te pasikrikštyje. Čia mes turėtume suprasti ne tai, kad Petras neigia tikėjimą ar nesvarbus tikėjimas. Čia gal reikėtų interpretuoti taip, kad yra tai bendra formulė. Atgaila tikėjimas, o krikštas yra atsivertimo atbaigimas. Mes gyvenam kultūrai, kur krikštas apskritai nesuprasi, kas per daiktas yra. Šventė, proga pasifotografuoti ir pagerti šeimai su draugais. Tai yra absurdas, tai yra antikrikščioniškas dalykas. Tai yra blogiausia, ką mes padarom. Mes darom šventę, tikėjimo šventę, mes paverčiam savo pagonišką šventę, savo malonumų siekimo šventę. Ir tai neužskaitoma, tai neveikia. Krikštas negelbsti žmonių. Tu gali krikštytis kasdieną po 2 kartus, ryte ar vakare, bet tai neišgelbės tavo sielas, nes gelbsti atgaila ir tikėjimas. O krikštas yra tik ženklas, kad tu susitokiai su Kristumi, tu susižadėjai su juo, tu pavedėjai jam savo likimą. Dėl to Petras šitoje vietoje, dažnai mes taip net nedarom, mūsų Panevėžio evangelinė bažnyčia mes taip nedarom, bet Petras sako, padarom tą sprendimą šiandien.
Padarom šiandien tą sprendimą. Atgailaukit, tikėkit, atgailaukit ir pasikrikštykit šiandien. Nelaukim pusę metų, kad pasikrikštim. Šiandien tai padarykit. Ir aš neįsivaizduoju, kurie rado to vandens tiek Jeruzalei, kad jie galėtų pakrikštyti 3000 žmonių, bet jie tai padarė. Taigi, krikštas yra išgelbėjimo proceso atbaiga. Mes tampame krikščionimis, mes apsisprendžiame. Mes sakome, taip, Jėzau Kristau, šita žinia apie išganimą mane palėtė, nuodėmė pradėjo degti manį ir aš supratau, kad vargas man, jeigu nieks manęs neišgelbės, bet ačiū Dievui, tu atėjai išgelbėti mane nuo mano paties nuodėmių. Nuo didžiausios nuodėmės netikėti tave. Aš tikiu tave, išpažįstu tave. Jėzau Kristau, paim mano sielą, išgelbėk mane. Aš priklausau tau. Ir krikštas yra šito atsivertimo ženklas. Pamokslas atliko savo darbą. Jėzus Kristus, prisikėlęs iš mirties, yra paskelbtas. Žmonės iš skirtingų tautų, pasaulio kraštų pasiekti, sąžinė pažadinta, išganimo kelias parodytas, sielos, 3000 sielų išgelbėta, pirmieji vaisiai sunešti į dangaus klonus, žmonės atsivertė į Dievą. Tai yra biblinis pamokslas. Tai yra biblinis pamokslas. Pirmas krikščioniškas pamokslas pasakytas šitoje žemėje. Pakilkime maldai. Dangiškasis Tėve, mes turim kelias maldas ir kelius prašymus šiandien. Pirmas dalykas, mes norime mokytis, atgailauti, pakeisti savo nuostatą pamokslo atžvilgiu. Padėk mums atrasti teisingą pamokslo vietą bažnyčiai. Mums, kurie pamokslaujam ir visai bendruomeniai, mums, kurie klausom pamokslo. Padėk mums išties Kristaus susitikti su tavim pamokslaujamui žinioj. Padėk mums tave skelbti Viešpatie Jėzau. Įtikinti žmonės, bažnyčią ir visus žmonės, kuriems mes pamokslaujame, tavo realumu ir tikrovę. Mokyk mus skelbti Evangeliją, visą Evangelijos žinią žmonėm. Ne tik tai, kas malonu ir patogu klausyti žmonėm. Yra žmonių, kurie nori išgirsti griežtas žinias, bet dažniausiai mūsų aplinkoje žmonės nori girdėti gerą, taika, ramybė, bet tu kalbi mums ir apie nuodėmę, tu kalbi mums ir apie tiesą. Padėk mums skelbti tiesą ir meilę, nuodėmę ir gailestingumą, parodyti išganimo kelią. Padėk mums būti ištikimiems Evangelijos žiniai. Mokyk mus Viešpatie, kad mes būtumėm strategiški žmonės, kaip bendruomenė, kad mes tose vietose, kur daug žmonių, tose vietose, kur žmonės vaikšto, miesto šventėj, socialinėse medijose, kad mes būtume drąsūs Evangelijos liudytojai. Ne savęs, bet tavęs. Ne savęs liudytojai, bet prisikėlusių iš numirusių Kristaus liudytojai. Te pažinsim tave, Kristau. Te mūsų susirinkimai tuomet, kai mes pamokslaujam čia Panevėžio bažnyčiai, kai pamokslaujam Evangeliją, te mes sutiksim tave, te patirsim tave, te tai apkaltins mus, te tai išganys mus, te tai atnaujins, įgalins, atgimdys mus amžinajam gyvenimui. Meldžiam, kad kiekvienas pažintų tave, meldžiam, kad kiekvienas pasišvęstų tau Kristaus vardu.